Sveiki, čia vėl pokalbiai apie priklausomybės su Gediminu Norvilu, tai yra su manimi. Šiandien toliau tęsiu 12 žingsnių programos apžvalgą. Antras ir trečias žingsniai. Jeigu trumpai sugrįžti į pirmąjį, tai pirmą žingsnį aš pavadinčiau, kad tai yra labai ilga ir skausminga kelionė link susitaikymo su priklausomybė ir suvokimo, kad žmogus nebegali tvarkyti savo gyvenimą. Kitaip tariant, priklausomas asmuo turi savo pripažinti, kad priklausomybė jį nugalėjo ir kad nei savo valia, nei savo protui susitvarkyti nebegali. Kitaip tariant, jam reikalinga išorinė pagalba. Antras ir trečias žingsniai ir kalba apie šitos pagalbos esmę. Antras ir trečias žingsniai tarpusavyje yra labai glaudžiai susiję. Ir tai, ko gero, yra patys asmeniškiausi žingsniai, nes kalbama apie dvasinės patirtis. Taip pat šitie žingsniai, ypatingai antras, gali būti labai nemalonus, nes priklausomą asmenį nukelia į tą netolimą praeitį, į tas akimirkas, kai jisai patyrė labai nemalonius, labai skausmingus dvasinius ir emocinius išgyvenimus. Pažiūrėkime antro žingsnio formuluotę. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius jėga gali gražinti mums sveiką mąstymą. Tai reikštų, kad priklausomas asmens gyvenime turi atsirasti galingesnė jėga, kuri gali gražinti sveiką mąstymą. Čia natūraliai turi kilti klausimas, jeigu gali gražinti sveiką mąstymą, tai koks tas mąstymas yra? Na, gaunasi kaip ir nesveikas. Koks žmogus pripažins, kad jisai yra nesveiko mąstymo? Na, būna pripažįsta, kad kartais aš padurniuoju, pakvailiuoju, bet visumoje aš esu sveikas, normaliai mąstantis žmogus. Ir čia antrasis žingsnis žmogų nukelia į tą netolimą praeitį, kai eilinį kartą patyręs priklausomybės pasekmes ryte atsibūdė žiūri į veidrodį ir sau sako, na durnius, beprotis, kodėl aš vėl pradėjau ten gerti, vartoti ar lošti, arba ten kvaiša aš paskutinę, kodėl aš vėl pradėjau, kodėl, dar kas nors šalia prideda. Kur buvo tavo protas, beproti tu, kodėl tu vėl pradėjai, juk žadėjai, su smerkimu, su neapykanta. Nes šalia esantys žmonės, lygiai taip pat kaip ir priklausomas asmuo, nesupranta, kodėl lygtai normalus žmogus, lygtai sveikai mąstantis, eilinį kartą vėl sugriovė savo gyvenimą ir lygtai tai daro sąmoningai. Nesąmoningai tai daro priklausomybė, tačiau nei pats žmogus, nei šalia esantis to nesupranta. Ir čia svarbu yra tai, kad šitą silpnumo akimirką priklausomas asmuo iš tiesų suvokia, kad jisai elgėsi prieš savo valią ir prieš savo įsitikinimus. Kitaip tariant, supranta, kad su jo galva kažkas negerai, kad jo mąstymas yra iš tiesų nesveikas. Tačiau ar ilgam? Atsigavo, pasekmes trupučiuką pasimiršo, namiškiai atleido ir vėl lygtai sugrįžo sveikas protas, sveikas mąstymas. Vėl kūrė planus savo asmeninius, pagalbos nebenori, vėl aš gyvensiu taip, kaip aš suplanavau, jūs man neaiškinkit. Ir tiesiu taikymu į savo priklausomybę. Ir vėl rytas, ir vėl veidrodis, ir vėl sako tą patį. Ir tai gali tęstis metų metais, kol priklausomas asmuo nepribręsta pagalbos ieškojimui. Kalbant apie dvasinės patirtis, reikia paminėti, kad žmonės yra tikintis, yra abejojantis, ieškantis įrodymų, čia agnostikai ir netikintis, arba ateistai. Pradėkime nuo paskutiniųjų. Žmogus, kuris neigia Dievo buvimą, paėmęs 12 žingsnių programą, atsiverčia, pamato terminus aukštesnioji jėga, Dievas, iš karto nuneigia. Čia ne man, čia netinkama, čia religija. 12 žingsnių programa nėra susieta su jokia religija. Tiesiog žmogui siūlo atsisakyti išankstinių nuostatų, atsisakyti neigimo ir tiesiog pabandyti ieškoti. Ieškau žmogau ir galbūt rasi tai, kas tau tinkama ir priimtina. Tiesa, kalbant apie netikinčius, aš asmeniškai dar nemačiau nei vieno netikinčio žmogaus. Pats aršiausias ateistas. Silpnumo akimirka, kai problemos, kai gyvenimas, ypatingai kai priklausomybė spaudžia į kampą. Ką sako tyliai arba kartais garsiai, o Dieve gelbėk, Dieve padėk. Pamačius tokį žmogų galim paklausti, žmogau, tu juk netikintis, tai kodėl čia to Dievo šaukiesi? Ai, čia netyčia, čia įsprūdo. Pasiteisinimas. O kodėl netyčia neįsprūdo tenais kosmose padėk, ar tenais gamtos jėgos gelbėkit mane, arba likime padėk? Reiškia, žmogaus ant dūšė, kažkur kamputėje tikėjimas buvo, tik tai užspaustas, užslopintas, galbūt praeities ten traumų, įsitikinimų, nuostatų ir silpnumo akimirką tikėjimas iškilo į paviršių. Čia labai svarbu šitą tikėjimą ne vėl bandyti atgal į tą dūšią sugrūsti, o išlaikyti ir paklausti, o iš kur šitas Dievas atsirado mano gyvenime?
Tiesa, kalbant, pavyzdžiui, apie alkoholį, čia būtų viskas aišku. Na, žmogus, velnio lašų prisirijęs, mato čia visišką velniavą gaunasi, na ir šaučiasi Dievo pagalbos. Ta pati velniava vyksta su visom priklausomybėm. Kalbant apie abejončius, apie agnostikus, čia iškyla kitas sunkumas, kad žmogus skaito 12 žingsnių programą, Dievas aukštesnioji jėga, ne, čia visiškai neaišku, nekonkretu, kaip gali padėti, čia ne man, čia netinka. Na, agnostikam, ko gero, būtų geriausia, jeigu jie galėtų Dievui ir ranką paspausti, pasikalbėti, na, kad būtų akivaizdus įrodymas. Tokiu atveju siūloma neieškoti akivaizdžių Dievo įrodymų, o tiesiog nueiti į savitarpio paramos grupę ir pasiklausyti, ką ten kalba sveikstantys žmonės. Ten rasi žmonių, kurie blaivus tenais tvarkingai gyvena 10, 15 ar 20 metų. Ir ko gero, absoliuti dauguma iš jų teigia, kad su aukštesniosios jėgos, su Dievo pagalba jie susitvarkė savo gyvenimą. Šiuo atveju neieškoti Dievo buvimo įrodymų, o tiesiog matyti šito buvimo rezultatą. Tai yra sveikstančius žmonės. Kalbant apie tikinčius žmonės, jie kartais įvardina kitą problemą, kad bandė remtis tikėjimu, kad meldėsi, kad lankė bažnyčią ar nelankė ir jiems tai nepadėjo ir išsako savotišką nusivylimą aukštesnėje jėga. Sugrįžti į tikėjimo kelią neretai padeda klausimas: žmogau, o tu kada prašai pagalbos iš aukštybių? Prieš ar po veiksmo? Deja, atsakymas dažniausiai būna, kad po. O kodėl ne prieš? Kodėl ne pagundus akimirką? Trečias žingsnis apie tai ir kalba, kad nusprendėme patikėti savo gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame, valiai ir globai. Tai reiškia, kad tikėjimas reikalingas ne tada, kada yra blogai, o nuolat kiekvieną dieną. Tiesa, tikinti žmonės, kai pradeda analizuoti 12 žingsnių programą, kartais atranda tokį labai jiems irgi nemalonų dalyką, kad jų tikėjimas labiau rėmėsi ne prašymu, o reikalavimu. Ne Dieve padėk, o Dieve duok man. Na, visiems priklausomiems žmonėms yra būdingas egocentrizmas, na, savotiška tokia puikybės, na, didybės manija. Ir tą pripažinti kartais būna ypatingai nemalonu ir skaudu. Dar noriu pabrėžti, kad dalis žmonių patys to galbūt pilnai nesuvokdami jau žengė antrąjį žingsnį, pradėjo lankyti anoniminę savitarpio paramos grupę. Tai reiškia, kad žmogus savo kaip ir pripažįsta, kad aš nebegaliu susitvarkyti ir man reikalinga išorinė kitų žmonių pagalba, patirtis, na ir parama. Tai reiškia, kad pradeda mažėti žmogaus tas aš galiu, aš sugebu ir pradeda didėti mes galime. Atsiranda ta galingesnė jėga, kuri ir slypi po žodeliu mes. Apie tai kalba visi žingsniai, nes visi žingsniai parašyti daugiskaita. Grupė 12 žingsnių programa ir tampa ta aukštesnė jėga, kuri gali žmogui padėti susitvarkyti gyvenimą. Dar noriu būtinai pabrėžti, kad 12 žingsnių programa nėra kažkokia panacėja, kuri padeda visiems ir 100%. Ne, dalis žmonių sveiksta iš karto. Atėjo į grupę, atsivertė 12 žingsnių programą ir iš karto blaivybė metų metais. Dalis žmonių sveiksta per atkryčius, per nesėkmes, bet vėliau ar anksčiau jie susitvarko. Dalis žmonių taip ir nesusitvarko gyvenimu, taip ir grimsta į savo priklausomybę. Ir kartais iškyla toks klausimas, kurį užduoda tiek patys priklausomi žmonės, tiek jų artimieji. Kodėl žmogus, pavyzdžiui, lanko savitarpio paramos grupę, studijuoja 12 žingsnių programą, lankosi pas profesionalus, buvo išvykęs reabilitacijos bendruomenė, lyg tai eina į bažnyčią, tačiau vis tiek su priklausomybė nesusitvarko, lyg tai deda visas pastangas, o jam nesiseka. Kodėl tai vyksta? Ypatingai šitoje vietoje būna nusivylę artimieji, kurie jau deda viltis į tam tikrą gydymo metodą ir tikisi rezultato, o jo nėra. Na, kodėl taip vyksta? Na, jeigu aš žinočiau visus atsakymus į klausimą, kodėl, tai visų pirma, aš turėčiau pasičiupinėti, ar nėra ant galvos tos visažinio karūnos arba aureolės. Tenka susitaikyti. Na, šiai dienai taip yra. Tam žmogui nepavyko šiandien, gal rytoj pavyks. Na, svarbiausia nenusivilti ir nepavykus vėl bandyti iš naujo. 12 žingsnių programa akcentuoja nuolankumą, kad reikia kartais susitaikyti su tuo, ko mes negalime pakeisti. Drąsos keisti tai, ką galime pakeisti ir išminties, kad atskirti vieną nuo kito. Na štai, čia pacitavau 12 žingsnių maldą naudojama programoje. Taigi, mylėjai, linkiu visiems susitaikymo, linkiu visiems gerų minčių, sveikatos. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, jeigu pastatysit patinka ir pasidalinsit. Linkiu visiems gerų dienų ir iki susimatymo kitose laidose.